Tai kurtieji mūsų visuomenėje yra kalbinė mažuma, tai būtent vertėjų pagalba kurčiųjų, kaip mes sakome, balsas gali būti išgirstas. Kurtieji gali savarankiškai kurtis gyvenimą, studijuoti, dirbti patinkančius darbus, išsakyti viešai savo nuomonę, ginti ją, ko jie negalėjo padaryti anksčiau ir ko jie negali iš principo padaryti be gestų kalbos vertėjų pagalbos. Tai tos paslaugos iš tikrųjų labai yra svarbios ir būtent dėka šių teikiamų paslaugų kurtieji gali jaustis pilnaverčiais visuomenės nariais. Aš manau, kad tai yra labai didelis indėlis ir ta galimybė gauti vertimo paslaugą, kad gerinti savo gyvenimo kokybę kurtiesiems. Iki tol paprastai kurtieji dirbdavo moterys siuvėjom, vyrai baldžiais ir batsiuviais. Ir ten tik pavieniai, tik tai dar kažkur tai. Ir paprastai tai būdavo juodą darbą dirbantys žmonės. Aš manau, kad tai yra proveržis su nepriklausomybė atėjęs, su gestų kalbos vertėjų centrų steigimu atėjęs proveržis šitas. Pradžioj gestų kalbos vertėjai, kurie dirbo kurčiųjų sistemoje, jie turėjo ir versti, ir padėti. Tai yra dirbti socialinį darbą. Tai yra dvi specialybės sudėtos į vieną. Palaipsniui, žingsnis po žingsnio, mes jas abidvi skyrėm. Kai atsirado vertimo centrai, kai atsirado tokių kaip ir problemų, kad vertėjas negali padėti, atsirado etikos kodeksai, tiesiog mes pradėjom tik tai atlikti vertimo paslaugas. Tai iš tikrųjų buvo labai sunkus juodas darbas ir patiem tiem vertėjim, kurie buvo pripratę taip dirbti, jie turėjo su savim dirbti, ir patiem kurtiesiems, kuriem buvo labai patogu iš vieno specialisto gauti kelių specialistų paslaugas, turbūt taip reiktų pasakyti. Tai ugdo kurčiųjų tiesiog savarankiškumą. Žmonės patys gali priiminėti sprendimus ir tuo pačiu priimant sprendimą už kurtįjį ne visada tai reiškia, kaip pasakyti, kad darbuotojo priimtas sprendimas bus toks, kokį iš tiesų norėtų klientas. Nes kurtysis yra savarankiškas asmuo, kuris pats gali nuspręsti, ką jis nori pasakyti, kaip padaryti, kokį sprendimą priimti ir panašiai. Pats modelis, koks yra Lietuvoje pasirinktas, jisai pripažintas geriausių modelių. Europoje pripažintas kurčiųjų bendruomenių, pripažintas geriausių modelių. Tai matyt, ne veltui mes pasirinkom skandinavišką modelį ir mes jį pritaikėm prie mūsų galimybių, prie mūsų aplinkybių. Ir viskas nukreipta pagrindė yra į žmogų, į darbo kokybę. Tai yra didelis įvertinimas. Jeigu kitos šalis, kurios jau nuo seniai teikia vertimo paslaugas, jie daugiau pasiekia šitoje vietoje, jie vis tik tai kalba, kad mūsų modelis yra pats geriausias. Norint suteikti profesionalią vertimo paslaugą, pirmiausia reikia turėti pakankamai informacijos, kad suprasti, kokia tai bus paslauga, kad būtų galima jai pasiruošti. Taip pat susitikus su klientu, pirmiausia reikėtų jį šiek tiek paanalizuoti, kad suprasti, koks yra jo kalbėjimo būdas, kaip jam suprantamiausiai pritaikyti informaciją ir, žinoma, laikytis pagrindinių vertėjo etikos kodekso principų. Lietuvių gestų kalbos vertimo centro kultūra yra išskirtinė tuo, kad mes turime 4 principus savo nusistatę. Tai yra prisimk atsakomybę, bendradarbiauk, būk atviras inovacijoms ir siek profesionalumo. Norint būti geru gestų kalbos vertėju, manau, pirmiausia reikia mylėti pačią gestų kalbą. Tai yra mūsų darbo įrankį, nes iš tikrųjų, turint šitą dalyką, mėgstant gestų kalbą, tikrai galima kokybiškai teikti vertimo paslaugas tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu. Labai daug įdirbio padaro patys gestų kalbos vertėjai, dėl to, kad jie negali specializuotis srityse, tai jie kiekvieną kartą turi gerai pasiruošti, kad tas vertimas būtų tinkamas. Kiekvieną kartą tu turi galbūt ir savo emocijas suvaldyti, galbūt ir scenos baimę suvaldyti, dėl to, kad tai tavo darbo dalis, tai tavo profesijos dalis. Ir tai nėra taip paprasta, kaip kartais atrodo. Tai bendras paslaugų kiekis įstaigoje didėja akivaizdu dėl to, kad kurtieji įsitikina, kad jie patys savarankiškai gali vis daugiau veikti ir jie nori tai daryti.
tada atsiranda tiesiog daugiau įvairių sričių, kur kurtieji patys supranta, kad gali kažkur išsakyti savo nuomonę, nueiti galbūt elementariai kažką susitvarkyti, kažkokius reikalus. Tai, mano akimis, tai ir yra akivaizdu, kad paslaugų kiekis ir toliau didės. Mes tapom arčiau valdžios, tapom arčiau Seimo, tapom arčiau prezidento. Galima matyti, kad prie prezidento ar metinių pristatymų, ar šiaip konferencijų jūs visą laiką dabar pamatysite ir gestų kalbos vertėją stovinti. Tai aš manau, kad tai yra didelis privalumas tuo metu, aišku, iškovotas ir pačios kurčiųjų draugijos, kuri irgi padarė labai didelį indėlį šitoje srityje. Galim pasidžiaugti, jog vertimų paslaugų tas spektras vis labiau plečiasi, nes dar ne taip senai kurtieji nematydavo iš tikrųjų vertėjų nei įvairiuose miesto šventėse, renginiuose, nei spaudos konferencijų metu prie valstybės vadovų ir panašiai. Ir kaip vertėjų iš tikrųjų yra džiugu turėti tą galimybę versti vis įvairesnius renginius, galbūt atsirandant vis naujų sričių, kaip ir minėtas pavyzdys dėl valstybės vadovų, tiesiog galima suprasti, kad kurtieji taip pat turi galimybę pilnavertiškai dalyvauti valstybės gyvenime, suprasti tam tikras esamas situacijas, galbūt kažkokias kylančias problemas ir tokiu būdu jie yra įgalinami kurti mūsų valstybę ir būti pilnaverčiais Lietuvos piliečiais. Mes turime bendrojo pagalbos centro 112 skambučio patalpose savo 5 darbuotojus, kurie teikia paslaugas visą parą. Šita paslauga yra prieinama ir iš tikrųjų tai yra labai svarbi paslauga dėl to, kad atsirado kurtiesiems galimybė išsikviesti gaisrinę, greitąją, policiją ir šiaip atsirado galimybė, kaip ir girdintiems žmonėms išsikviesti, pasiskambinti kažkur ir panašiai. Ir aš manau, kad tai yra didelis mūsų laimėjimas, didelis mūsų pasiekimas. Ir iš tikrųjų sunkus tai yra darbas, bet mes galim pasidžiaugti, kad kurtiesiems žmonėms yra tokia galimybė. Lietuvių gestų kalbos metodinis skyrius įsteigtas 21 metais, tai mūsų pagrindinės yra 3 veiklos. Mes organizuojame mokymus įvairioms tikslinėms grupėms, tai yra policininkai, gelbėjimo tarnybos pareigūnai, medicinos darbuotojai. Turime ir nemažą dalį socialinių darbuotojų, logopedų, pedagogų, kurie ateina į šitus mokymus. Taip pat yra ir kiti, kuriems tiesiog įdomu išmokti gestų kalbą. Taip pat keliame vertėjų kvalifikaciją, tai darome mokymus gestų kalbos vertėjams. Taip pat organizuojam šviečiamuosius seminarus, tai su policijos departamentu esame susitarę, kad kiekvieną mėnesį darome mokymus nuotolinius, tai yra policijos pareigūnams. Jie sužino apie kurčiųjų kultūrą, kaip reiktų bendrauti, kokie yra mitai ir taip pat apie lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas, kad jos yra ir nuotolinės, kad galima Skype'u naudotis, kas yra vertėjas ir kokia yra paslauga. Vilniaus kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kuri rengia gestų kalbos vertėjus ir kurioje yra studijų programa, kurioje yra mokomasi gestų kalbos ir vertimo dalykų. Gestų kalbos išmokti galima tik tai pas mus kolegijoje. Aš dėstau 1, 2 ir 3 kurso studentams. Na ir pirmakursiai dažniausiai atėję į pirmą paskaitą įsivaizduoja, kad gestų kalbos mokytis tai reiškia ruoštis dirbti socialinį darbą su neįgaliaisiais, kad kurtiesiems reikia pagalbos, bet iš tikrųjų taip nėra. Ir gestų kalba tai yra kalba. Turime kurčiųjų kultūrą, kurčiųjų bendruomenę ir studentus ją reikia įvesti ir jie susidaro visai kitą vaizdą. Pirmakursiams dažniausiai dėstau komunikacijos dalykus, bendraujame buitinę kalbą, vedu juos į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą, į darželį, bendraujame su vaikais, taip pat bendraujame su jaunimo organizacijų atstovais ir po metų studentai išmoksta gestų kalbos bendravimui, kai kuriems nepavyksta ir jie atkrenta. Antram kurse daugiau krypstame į įvairias atskiras temas, dirbame ir 3 kurse taip pat ir taip baigiam. Ruošdami lietuvių gestų kalbos vertėjus, ypač per praktikas, glaudžiai bendradarbiavome su Lietuvos kurčiųjų draugija ir Lietuvių gestų kalbos vertimo centru.
Tai pirmame, antrame, trečiame semestruose studentai susipažįsta su kurčiųjų kultūra, kurčiųjų bendruomenė ir labai dažnai eina į Lietuvos kurčiųjų draugijos organizuojamus renginius. Neformalioje aplinkoje studentai bendrauja su kurčiaisiais ir aišku, tai pažįsta jie ir kurčiųjų bendruomenę ir mokosi gestų kalbos, lietuvių gestų kalbos, bendraudami neformalioje aplinkoje ir tikrai tai jiem padeda išmokti daugiau lietuvių gestų kalbos. O jau ketvirtame, penktame, šeštame semestruose mūsų būsimi vertėjai, studentai keliauja į lietuvių gestų kalbos vertimo centro teritorinius skyrius, kur tiesiog stebi, kaip dirba vertėjai. Tada patys asistuoja 5 semestro praktiką atlikdami, asistuoja vertėjų jau versdami ir jau 6 semestro praktiką vertėjai, būsimi vertėjai patys verčia nesudėtingas situacijas. Niekad turbūt neišmoksi visko, ką reikia, kad būtum geras vertėjas, vien dėl to, kad visos situacijos, visi žmonės yra labai skirtingi. Tai duoda labai daug savo pasibandymų. Aha, čia supratau, sugebėjau kažkas naujo, aha, šitą dalyką dar reikia išmokti, šitą dar reikia sužinoti. Bet tai yra labai kieta, nes tu tampi to žmogum, kur tikrai nedažnai sutiksi tiesiog eidamas gatvėje ar savo draugų kompanijoje, kad yra tokia galimybė gestų kalbos vertėjas. Iš tikrųjų, baigdama mokyklą ieškojau studijų, kurios leistų dirbti su žmonėmis. Ir tik tai jau realiai pildydama visus dokumentus sužinojau būtent apie tokias gestų kalbos studijas. Man tai pasirodė labai unikali studijų programa, būtent dėl to tikriausiai susidomėjau ir pasirinkau ją. Ir iš tikrųjų, nors ir nieko nežinojau apie tai, bet tikrai niekada nesigilėsiu šio sprendimo, kadangi studijos buvo nuostabios, kolegijoje dirba tikrai nuostabus dėstytojus, radau nuostabių draugų ten, tai tikrai labai džiaugiuosi pasirinkusi šitą profesiją, atsidūrusi būtent tuo metu kolegijoje ir niekada nesigailėsiu šio sprendimo. Iš tikrųjų, vertėjo darbas yra labai atsakingas, labai sudėtingas, bet taip pat būna ir situacijų, kai vertimo metu supranti, kad labai puikiai pavyksta tvarkyti su tuo tekstu ir dar vertimo metu išgyveni ir džiugėsi tuo pačiu, nors paslauga net nesibaigia. Tai tikrai šis darbas leidžia patirti įvairių emocijų, tikrai labai yra atsakingas darbas ir sudėtingas.